kad kelelis nedulkėtų. Tikrai atsisakyčiau. Ne, atsisakytum dėl to, kad ilgą kelionę laukia, tu čia prigersti kokteilių, norėsi miego, po to ir bus problemų mums. Dieve. Nesakė, kad neturi. Ką? O kartais nesakė, kad neturi pieno kokteilių. Tai šnekėjo tai apie vandenį? Tai kolega mano turi vieną kokteilį, sakė. Va, sukat vežimą. Nu, kaip norit. Kaip norit, ponai. Ar teko skaityti pranešimą, kad čia apie šerifų pervežimą? Šerifai iš Johannesburgo nurodytų maršrutų keliaus iki Fort Wallace'o. Pagal maršrutą jie išlis prie tos rančo. Jie greičiausiai ir važiuos prie tą rančą. Kalbėjo, kad jie gyvens kaip Montanita, tokių uždarų vietų. Forte, palaukiam jie, atsakysime ir gerimsime. Sakyt, kad mes iš Forto Mercerio atvykę kariškiai. Mes rinkimės ir pabiškį judam. Stokit, kas čia? Stokit, prisistatykit. Johannesburgo šerifui. Vardas pavardė. Čarlis Leizis, ar laukiat siuntinio? Taip, laukiam. Pulkininkas Joe Smithas. Pulkininkas Joe Smithas. Ir mano pulkas. Supratau. Kaip aš jūs galiu identifikuoti, nes čia labai daug tokių buvo gudrolių, kurie bandė pas mus prasmukti į fortą. Tai mane galit pagal ženklelį, nežinau, jeigu jūs paliktumėt, galėtume pasikalbėti šiek tiek. Gerai. Identifikuotas. Sakė, kad matė ant sienų kažką su kauke, norėjau paklausti, kas ten, kodėl su kaukės. Mes dažnai naudojam kaukės, kad nebūtų identifikuoti mūsų veidai, nes matot, rūpiname šeimų gerovę ir kad mūsų šeimų nepasiektų nusikaltėliai. Aš matot, kaip be kaukės esu, nes mes su jumis kaip ir tarėmės pasikalbėti. Aš žiūrėkit, šerifas atsiojo, galit su juo tada pasikalbėti. Gerą vakarą, ponas. Pavardė kokia? Gerą vakarą, gal nuo to reikėtų pradėti, ponas šerif. Gerą. Joe Smithas. Tas dešiniai pas jūs, kur yra viršui, tegul išlenda. Pas mus čia jų yra daug, ponas. Ko jūs vardu būsit? Kaip kreiptis į jūs? Kodėl jūs slapstatės? Mes nesislapstame, savo fortą saugom. Žinot, kiek čia tokių norinčių patekti? Tai ženkleliai nuo tolių šviečia. Nu, rūkas. Mes turim savo saugojimo priemonių laikytis. O ko jūs tikitės? Žinot, kokios antus? Mums generolas yra sakęs, kad atvyks iš Johannesburgo ginklų siunta pagalbai mums. Ar aš klystu, ar ne tą atvežėt? Generolas? Taip. Generolas. Generolas Benjaminas Lambertas, aš esu pulkininkas.
Forte yra mano pulkas. Kaip Bet kelias? viskas atitinka, šrife, ką aš žinau. Gerai. Tada reik pasakyti, kad jie ateitų. Ir šiandien. Pasakykime. Prašom, nuleiskit ginklus tik tai ir neskubėdami važiuokit į teritoriją, kad neužkliūtų už dėžių. Auko, žinokit. Prašom, prašom. Čia konfiskavom iš plėšikų. Dėl to ir sakau, kad ne jūs pirmi čia esat pas mus, dėl to turim saugotis. Policija vezimą palikti. Tai palikit vidury, mes nusitemsim. Dabar galit gal pavardinti sąrašą ginklų, kad nebūtų po to netitikimų. Tai gerai, jeigu jūs turit sąrašą, tada pirmą pasakykit. Aš neturiu sąrašo, aš noriu susivesti sąrašą. Man generolas sakė... Tai jūs sakėte, kad turit sąrašą? Ne, aš to neminėjau. Aš noriu susipildyti savo sąrašą, kad pateikti generolui ir kad jūs pasirašytumėt, kad toks ginklų sąrašas buvo perduotas, kad nebūtų nesusipratimų. Nes mes nežinojom, kokius ginklus jūs vežėt. Tai kaip minėjau, mes sąrašą neturim, mes žinom, kad atvyks ginklų siunta, o kokie ginklai bus, tai tik tai jūs vieni žinot, nes jūs juos konfiskuojat. Ir sąrašą jokio dėja nesam gavę, dėl to ir nenoriu nesusipratimo ir norėčiau, kad pateiktume tą sąrašą, serijinių numerių, gal paskutinius skaičius. Aš susivedu ir pateikiu generolui su jūsų parašu tą dokumentą. Tai generolas čia vietoje? Ne, generolo nėra, aš esu pulkininkas ir mano pulkas. Generolas išvykęs. Labai keistai, nes ta prasme mes kaip ir sakiau, mes kiekvieną tą prasme konfiskuotą ginklą traukiame bylas, kurias paštu arba telegramu išsiunčiam maršalams susirgdymis, o tai labai keista, kad jūs neturite to sąrašo. Tai gal pas generolą, ponė Čarli. Tai va, kaip minėjau, generolo nėra, tai nejaugi teks jums grįžti atgal dabar, tokį kelią. O dieve, tik ne per tą, audra kažkokias nėra, čia pas jūs tas oras iš visko išmoks. Tikrai taip. Dėl to vat kartais tenka ir veidą pridengti nuo smėlio viso šito. Bet kaip minėjau, pagrindinis akcentas yra, kad veidų net pažintų nusikaltėliai, rūpiname šeimomis, šeimų gerovę. O kaip jums čia klausytis, šiaip sekas kovoti su tais nusikaltėliais, tai čia visi vakarų sėlė gyventi bijo čia, jo, kokios gražios vietovės. Jeigu net smėlio aukos, tai iš vis būtų pavojų. Vietovės gražios, dienos karštas, naktis šaltos labai, bet problemų daug. Labai meksikiečiai lenda į mūsų valdas. Plėšikų daug šitose kraštuose šešėliais jaučia, gauja tokia. Tai bandom atsikovoti miestus netgi. Tai taip ir gyvenam. Laikomės, kulkų trūkumas, bet ginklai jau pradėjo kimštis, valyti nebeužtenka, nebepadeda valymai. Tai laikomės, tai kai išgirdam apie ginklų siuntą, tai labai apsidžiaugia visas pulkas. Nežinau, man nepatinka tas sąrašo turėjimas. Tai viskas tvarkoja, pona šerife, Džeikai. Aš jūs pilnai suprantu, atsiprašom už nesusipratimą. Ir tada, kai gausim sąrašą, generolas susisieks su jumis. Jo, tada sutaps sąrašai, telegramą susisieksim. Palaukit, norim tada aš jums kelionės pabaigos, ant ilgos kelionės, gal rimtai pieno kokteilį kokį pasiūlyti, kad kelelis nedulkėtų. Tikrai aš neatsisakyčiau. Ne, atsisakytum, dėl to, kad ilgą kelionę laukia, tu čia prigersi tų kokteilių, norėsi miego po to, ar bus problemų. O Jis dieve. nesakė, kad neturi. Ką? O kartais nesakė, kad neturi pinigų. Tai- Šnekėjo tai apie vandenį. Tai kolega mano turi, vieną kokteilį sakė. Va, sukat vežimą. Nu, kaip norit, Sukat vežimą. kaip norit, ponai. Viso gero.